pasaulį, perteklius saulės, skamba juokas per visą kiemą, pro šakas ir lapus, o už lango vaikas miega, gal tyliau jis pabus. Sapnuoja saldžiai, miega giliai, sapnuoja baltus žiedus. Labai teatras, labai norėjo, kad pagaliau Tomą išgirstų žmonės ir išgirstų ne tik jo skaitomas istorinės paskaitas, kurios yra be galo įdomios, bet išgirstų ir tą kitą jo pusę, išgirstų tuos jausmų dienoraščius, nes, žinot, kaip gyvenime, mes labai dažnai kažkaip bandome atitikti tuos socialinius rėmus. Mes taip įsispraudžiam į savo profesijos rėmus, mes taip turim atitikti, kad aš esu režisierė, kažkas yra mokytojas, kažkas yra istorikas, kažkas yra mokslininkas ir neduok Dieve, kažkaip tu netitiksi to visuomenės įsivaizduojamo standarto, kaip turėtų atrodyti mokslininkas, kaip turėtų atrodyti mokytojas, nesvarbu kas, gaisrininkas. Kur mano raginiai akiniai? Va, kur tavo raginiai akiniai? Jie ieško tuščio puslapio atspaudui pase. Aš ieškau tavo veido oro uosto minioje. Ar atpažint galėsi, ar atskirsi dar mane? Jau šitiek metų įrašyta mūsų veiduose. Kamuolinėm properšom pakraščių dangaus leidžiuosi antram take, pasitikt prašau. Kamuolinėm properšom pakraščių dangaus leidžiuosi antram take, pasitikt prašau. Pasitikt prašau, pasitikt prašau. Ir paskui rašai disertaciją 4 metus. Metus laiko turi važiuoti į archyvus dirbti, duoda stipendiją ir iškeliauja, reiškia, ten turi susirinkti visą medžiagą. Nu ir gavau tą diplomą ir įsiunčiau 35 darbo paraiškas į įvairiausius universitetus. Buvau sugalvojęs padirbėti užsienį. Negrįžti į Lietuvą, bet padirbėti užsienį. Ir tie 35 universitetai daugiausia buvo Amerikoje ir Kanadoje. Ir aš negavau nei vieno pakvietimo pokalbiui. Tiesiog niekas tokių žalių nekviesdavo. Neturėjau nei vienos publikacijos, knygos nebuvau parašęs, tik disertaciją apsigynęs. Ir aš nežinau, ką man daryti. Aš galvoju, būsiu bedarbis mokslo daktaras. Ir tada buvo rimta dilema. Galvoju, gal iš viso reikia mesti tą mokslą ir eiti dirbti, pavyzdžiui, vertėjų. Tada Lietuva stojo į Europos Sąjungą, tai buvo jau 2004, į NATO, tų žmonių trūko. Tegu skamba pieniška daina, karvė, palūkė šalia, šiandieną man sunki diena. Karvė, tau skamba šitą džiazinė melodija. Karvė, palūkė šalia, šiandieną man sunki diena. Ir paskui staiga tavo gyvenime atsirado Torontas. Ir kaipgi, kokie ten vėjai pūstelėjo? Iš pradžių dar buvo 2 metai Amerikoje, nes laimėjau tokią stipendiją. Mano tėvai yra labai paprasti žmonės, jie niekada negalėjo manęs paremti finansiškai, tai tekdavo pačiam verstis, tai dalyvaudavo visokiuose konkursuose,
laikiau, atsimenu, dar tais laikais reikėdavo laikyti vadinamą TOEFL, tai yra anglų kalbos egzaminą. Tada leisdavo, reiškia, dalyvauti jau respublikiniuose konkursuose ir pavyko laimėti amerikietišką stipendiją ir išvažiavau studijuoti į Bostoną, į Brandeis universitetą. Po to, jau po magistro, ten baigiau magistrą, užaugau sparnai. Ir pagalvojau, galima pabandyti dar daugiau. Man labai patiko. Man buvo labai įdomu studijuoti istoriją ne Lietuvoje, o užsienyje. Nes man atrodė, kad susikurdamas tą distanciją su Lietuva ir Lietuvos istorija, aš kažkaip pamatysiu kitaip tą istoriją. Ir dėl tas labai traukė. Dėl to tai veržiausi ir pavyko. Ir taip atsidūriau Toronto universitete, pačiam didžiausiam Kanados universitete. Ir ten studijavau Rytų Europos istoriją. Rašiau disertaciją. Po vidurnakčio tyliai atsidaro slaptos medės durys ir įgriūva tryžėliai karaliai. Jos sveikina tik laikrodžio dūžiai, iš šnekos pasipila šnekos ir vyno kaip senais gerais laikais. Rodiklė blaškosi po ciferblatą, kol pasaulis susipina keistai ir tavo lūpos visai ne lūpos, tik ir cukriniai švelnūs gabaliukai. Aš tirpstu juose, aš tirpstu juose. Rask mane palubėje, aš vis dar čia, aš vis dar čia. Rask mane palubėje, aš vis dar čia, aš vis dar čia.